Tai kaip ir sakiau, bet tą rėmimą iš tikrųjų, kodėl nusprendėte remti šitą mokyklą? Todėl, kad esu pats užaugęs kūdikių namuose, paskui Šiaulių logopedinėj internatinėj mokyklai, irgi dėl kalbos defekto, kaip sakant, mokykla išaugino, ištaisė kalbą. Ir, kaip supratau, visuomeniai reikia pagalbos, nes valdžia nelabai padeda, o kas padės nei geri žmonės. Dėl to aš įkūriau tą fondą VŠI Išties gerumo ranką nuskriaustiesiems, plečiamės po visą Lietuvą, padedam daugiaveikiams šeimoms, neįgaliesiems ir ieškom rėmėjų, kad padėtų mokyklai, skiriam dažų, Tukvilitą skiriam, kur padarė remontą mokyklai, klasiai, saldainių nupirkom kalėdinių. Kitais metais vėl dažų duosim, kad padarytų remontą, kad vaikai klasėse sėdėtų, būtų šilti spalvos, jauku būtų. Su kokiais prašymais dažniausiai kreipiasi vis tiek jūs, ko prašo daugiausiai? Daugiausia prašo žmonės drabužėlių, nes mes turime ir Mažeikiuose, Panevėžy turime įkūrę, savanorės dirba. Tai daugiausia drabužėlis, žmonės patys atveža drabužėlius, mano savanorės skirsto ir veža tiesiai vaikams, kam reikia. Tokių būtiniausių prekių? Jo, taip. Čia šitom šeimom, kurios augina neįgalius vaikus? Kur neįgalius, daugiaveikės šeimos, nepasiturinčios, po visą Lietuvą. Supratau, ar prisistatyti? Esu Algimantas Pataskas, VŠI Išties gerumo ranką nuskriaustiesiems direktorius. Ilgas pavadinimas, taip? Taip, dėl to ir sukūriau, kad